ar girdi mane? Alio, 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 ar ar girdi girdi mane? Alio, ar girdi mane? Ar girdi mane? Alio, ar girdi mane? Ar girdi mane? Ar girdi mane? Alio, Ar girdi mane? ar girdi mane? Ar girdi mane? Alio, Alio, ar girdi ar mane? girdi mane? Alio, alio, ar girdi mane? Alio, ar girdi mane? Atėjau į 20 amžių, atviras širdim ir patiklus. Ir žiūrėjau į pasaulį, kuo plačiausiai atvertom akim. Ir vaikai matyt privalo viską. mano amžiaus prasme ir menkystę, kad turėtų visą jo paveikslą. Mūsų amžius didelis ir keistas. Didelis ir keistas. Aš atėjau iš pusės tos, kur žolė girdo, tvenkiniai, kur laukas ištuštėjęs šventė. Žaidžiau, žodžiu, Sklandžiu, klaidžiu. kandžiu, raudžiu, Žaidžiau, žodžiu, sklandžiu, klaidžiu. kandžiu, raudžiu, Žaidžiau, žodžiu, sklandžiu, klaidžiu. kandžiu, raudžiu. Ir piešinį vaikystės. Saugau. Ten tiek pušų, gėlių ir grybų. Bet svarbiausia, tai elnias. Jis toli, pačiame vidury šito miško. Toks grakštus ir šakotus ragus, iškilmingai viršų iškėlęs. Mano žirgas buvo širmas su tymo balnu ir sidabro žąslais. Ji nupirko tetą, kvepiantį muilu ir dar kažkokiu stipriu kvapu, kurio kaime nėra. Aš jodinėjau ant savo žirgo. Visi vaikai pavydžiai žiūrėjo į tavo širmį. Ištisą mėnesį aš šėriau žirgą avižomis, bet jis neėdė nei avižų, nei žolės. Netgi saldainių. O aš vieną dieną motinos pavalgydinta, ne tiek apibarta, kiek prigraudinta, vėl buvau išleista į kiemą. Dėl akių pasišvaiščiusi po sodą, prisėlinau prie šulinio ir persisverusi per renginį, nors man buvo griežčiausiai uždrausta šitaip daryti. Ilgai žiūrėjau į vandenį, kuriame atsispindėjo dangus. Ir mano galva. Dangus! Dangus! Galva! Dabar nežinau, kokiu būdu. Gal tyčia, o gal ir netyčia. Iš mano rankų išsprūdo lėlė tavo dovana ir įkrito į šulinį. O tu pameni, kaip
mes abu bridom per upelį. Kitame krante įsitaisėm stovyklą. Visą dieną kūrenom laužą, gaudėm ir kepėm žuvį. Grįžom tik temstant. Mus barė tėvai. Bet aš ir dabar girdžiu upelio šniokštimą. O aš ir dabar galiu atsisėsti ant šilto akmens netoli upelio esančiame beržyne ir prisirinkti saldžiausių pasaulyje žemuogių. Galiu ir senkančiam upelį pabraidyti. Mudu išskyrė ne tik upelio vandenys. Mudu išskyrė laikas. Mudu išskyrė ne tik upelio vandenys. Mudu išskyrė laiką. Mudu išskyrė ne tik upelio vandenys. Mudu išskyrė ne tik upelio Mudu vandenys. išskyrė laikas. Įsikabinę į greitus metus. Skaičiuodami centimetrus, įžiebę savyje šventus kelius, pataikėm tiesiai į birželį. Pakėliau šiurenančią uždangą ir scena atsidarė bekraštė. Taip, įėjau į rytdieną. Saulėta, 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 Saulėta. saulėta. saulėta, saulėta, saulėta. Iš ryto prieš kočiomis pasėmėm dieną. Ji tyliai sunkėsi, varva pro pirštus. Vakare apžiūrinėjame delnus, ieškom nusėdusio aukso krislelio. Nėra. Gal rytoj. Ir žmonės vis dažniau šnairuoti ima. Vieni pasako tiesiai, tu beširdis. Kiti melagis, silpnavalis. Kai šiandien pamatęs atskrendantį paukštį jam ištiesiau delną, paukštis praskrido pro šalį. Pažemino mano rankas ir akis, jas tik trumpam tai pažvelgęs. Priminkit, ką nuskriaudė mano ranka. Sakykit, nejaugi akis sustingdė abuojumo šalna, jeigu paukštis pabūgo. Kai vieną sykį atsigrįžom, visi laiptukai buvo dingę! Dingę! Supratom, laikas nepanoro, kad liktų ano kelio žymės. Gal jūs parodysit, gal pamokysit, kaip nuošaliai sėdėt atokai. Gal jūs mane kietai užmigdysite, kad nematyčiau aš nei parskrendančių sakalų, nei naujų viršūnių, nei įlankų. Neskambinkit, aš jums neatsiliepsiu. Arba pasakysiu tyčia, jog toksai čia negyvena. Arba jog man galva gelia. Mus bara tetos ir dėdės. Jūsų karta. Nešneki ir šalta. Jūsų karta politikos gėdės. Jūsų karta gyvena be tikslo. Jūsų karta neapseina be stiklo. O mūsų karta Mes klausomės dėdžių ir sėdime tylus. nejaugi mes begėdžiai. Jei toks mūsų stilius,
Ar teisinga sakyti, jūsų karta nemačiusi vargo, išlepusi? Ar teisinga sakyti, jūsų karta nesubrendusi, o jūsų kartos ar kitokios? Kiekvieną dieną jūs mieguisti kojom ieškote šlepečių. Kiekvieną dieną jūs kažkam pasakote labas rytas. Kiekvieną dieną jūs skaitote laikraščius ir spoksote į televizoriaus ekraną. Kiekvieną dieną mes kažko paklausėme. Ir mūsų balsas ir veiksmai per monotoniją nekalta ilgainiui pavirsta abejingais priverstinio mandagumo automatais. Ir nepamirškite išjungti per monotoniją nekaltą šitų automatų, kai jūs norėsite ištarti, kuo aš galėčiau tau padėti. Kuo aš galėčiau tau padėti. Arba tave aš myliu. Tave aš myliu. Nereikia mums jokios pjūties. Laimės. Šiandien norime ne po mirties. Nevadinkite manęs trąša. Aš gyvybės medis. Man rytojus. O ne aš jam daromas. Man rytojus. Man rytojus. Man rytojus. Man rytojus. Man rytojus. Mes blaivaus 21 amžiaus jaunimas, o elgiamės naiviai ir anachroniškai. Ir tebelaikome siūlą, nutįsusi per dešimtmečių kaldus ir klonius. Laikas paklausti, nejaugi neturi prasmės Ariadnės siūlas ir mūsų kantrybė. Nelaukime, kol tikslų atsaką duos kompiuteriai. Jų elektroninės smegenys beviltiškai užsikirto. Verčiau pažaiskim paprastą seną žaidimą. Prie siūlo galų pririškim po tuščią konservų dėžutę ir pasikalbėkime užmiršta vaikystės kalba. Alio, ar girdi mane? Alio, ar girdi mane? 100 kartų ruošiausi parašyti tau laišką, bet žodžiai nebuvo man paklusnus. Bijojau, jog tu nesuprasi manęs, o aš tavęs. Ir tada Ariadnės siūlas nutrūktų. Tik prisiminimai mus teriša, visa kita mus skiria. Ta bedugnė kas metai gilėja. Ir jau nebežinau, kaip sumegzti siūlo galus, nutįsusius per metų klonius ir vandenynus. Bet vis dėlto šaukiu atkakliai. Alio, ar girdi mane? Alio, ar girdi mane? Alio, Ar girdi mane? Alio, ar girdi mane? Nė vieno žodžio mes nepraleidom. Užrašėm visam gyvenimui širdį tą švarų lapą. Ir nieks neištrins tų kreivų, vaikiškų raidžių. Nes jos iškaltos ant mūsų atminties. Be abejo, dabar kiti laikai. To
neužmirškime, kai bandom lygint, kas nepalyginama, bėga. Bėga ir bėga. Bėga visi iki vieno. Nuo ryto iki vakaro bėga. Net kai užmiega, sapne tebebėga. Ir nustatyti sunku, kas pirmauja. O kas atsilieka? Visi iki vieno bėga.